Priekulės pašto istorija tarsi langas į praeitį, per kurį atsiveria ne tik miestelio, bet ir platesnis krašto vystymosi paveikslas. Šis pastatas, iškilęs 1885 metais, ilgą laiką buvo ne tik informacijos ir ryšių centras, bet ir kultūros bei bendruomenės širdis, jungusi vietos gyventojus su pasauliu. Paštas tapo neatsiejama kasdieninio gyvenimo dalimi, kur žmonės keitėsi laiškais, siuntiniais ir žiniomis, atspindėdamas to meto technologinę pažangą bei tarpusavio ryšių svarbą. Priekulės pašto pastatas, pastatytas dvaro savininkų lėšomis, išsiskiria savo architektūra ir funkcionalumu. Jo planas buvo apgalvotai pritaikytas įvairiems poreikiams. Pirmame aukšte veikė pašto įstaiga bei girininkijos kasa, o antrame aukšte buvo gyvenamosios patalpos. Tai buvo ne tik darbovietė, bet ir namai, kas padėjo pastatui tapti svarbia bendruomenės dalimi. Kai pastatas buvo perimtas Bronackio, jis toliau nuomavo patalpas paštui, tad jis išliko svarbiu bendruomenės traukos centru. Vietiniai žmonės atvykdavo iš aplinkinių vietovių palaikyti ryšių su savo artimaisiais bei draugais, nepaisant atstumų.